3, 2, 1. Jau. Au, dar kartą. Šiandieną priversime vištą skraidyti. Tirsim tokią situaciją. Įsivaizduok, kad iššokai iš lėktuvo, bet pamiršai parašiutą. Turi dvi galimybės – tėkštis į žemę arba tėkštis į vandenį. Kas geriau? Atrodo, kad tėkštis į vandenį yra geriau, bet mes turim įtarimą, kad skirtumo iš tikrųjų nėra. Tai dabar su šita višta tai ir pabandysim. Tai dabar šitą viščiuką mums reikia pakelti į 200 metrų aukštį. Kaip mes tai padarysim? O mes turim droną. Tai dabar su šitu dronu priskabinsim viščiuką, pakilsim į 200 metrų tam, kad viščiukas turėtų laiko pasiekti savo ribinį kritimo greitį. Bet kas tas ribinis kritimo greitis? Įsivaizduokime, mes turime žmogystą. Žmogysta iškrito iš lėktuvo ir neturi parašiutų. Tai mūsų žmogysta po truputį greitėja. Ir greitėja, ir greitėja. Ir kuo greičiau mūsų žmogysta krenta, tuo didesnis oro pasipriešinimas jį stabdo. Ir kuo jisai greičiau krenta, tuo daugiau mes šitų rodiklyčių galim apačioje pridėti. Ir atsiranda vieną kartą toksai momentas, kai mūsų žmogysta įgreitėja taip smarkiai, kad mūsų rodiklytės apačioje ir mūsų rodiklytės viršui susilygina. Tai reiškia, kad šitų metų greitėjimo daugiau nebėra. Kokiu greičiu jisai krenta, tokiu greičiu ir jisai krenta, nesvarbu iš kokio aukščio jisai yra išmestas. Tai atsidarius internetą ir šiek tiek paskaičiavus, mes išsiaiškiname, kad ribinis viščiuko kritimo greitis yra apie 200 km/h greičiu. Tai kad šitą greitį mes pasiektumėm, mums reikia viščiuką pakelti į kokius 150 ar 200 metrų. Mesime iš 200 metrų vien tam, kad apsidraustumėm, kad jisai tikrai jau greičiau nebegali kristi. Va, einam toliau prie mėtymo. Bet dabar turim problemą. Mes turim droną ir atskirai turim vištą. Kaip dronas gali paleisti mūsų šitą vištą? Mums reikia kažkokio nuotolinio, belaidžio vištos paleidimo. Ir aš tam turiu planą. Einam į N2 dirbtuves. Jeigu mes norim, kad dronas kažką numestų, mums reikia nuotolinio paleidimo. Kaip tai padaryti? Mums reikia karabino ir kažkokio tai pino. Pinas laiko. Jeigu mes nuotoliniu būdu piną ištraukiam, pinas nukrenta. Aišku, jisai gali ir prieš tai nukristi šoną, tai čia turi būti kažkokia kilpa, kuri laiko ir tada mes piną galim ištraukti. Tai, va, mums reikia va tokio va nuotolinio dalyką padaryti. Are you kidding me? Prie darbo. Kita problema. O tai kaip mes išmatuosim tada vištos smūgio jėgą į žemę? Ta mes turim labai įdomių dalykų. Mes turime smūgio sensoriuką. Tai jeigu kuris lipdukas bus raudonas, kada reiškia mirti? Tai gerai, Kurio reikia, kad mirti? Iš esmės mes turim 5 skirtingus lipdukus – geltonas, fioletinis, raudonas, oranžinis ir žalias. Ir kiekvienas jų turi po skirtingą vertę. Čia yra 25G, čia 37G, 50, 75 ir 100. Pavyzdžiui, žmogus, jeigu patiria 50G jėgų perkrovą į galvą, jau yra labai didelė tikimybė, kad mirs. Tai va, matot, prizuminkim, dabar jisai nėra triggerintas, bet jeigu man trenks, sprigta, au, jau, au, dar kartą, jau, raudonas, Kaip uodą pritaikai. raudonas. Raudonas. Jau senai raudonas jau buvo. Tai va, mano galva viršijo 25G perkrovas. Na, iš tikrųjų ne, iš tikrųjų buvo neteisingai priklijuotas, bet maždaug taip. Tai dabar mūsų darbas yra apsklijuoti šitais lipdukais savo vištas, juos dar pritvirtinti lipniai juostą, kad niekas nepabėgtų ir jau galėsim sekti prie drono ir daryti iš tikrųjų savo tikrąjį eksperimentą. Vištos apklijuotas, vištos baigtos. Kas kaip mokėjo, tas tai padarė. Aš padariau bondį strepą už nugaras. Pas mane yra višta bungee jumperė. 1, 2, 3. Uuuu! Tai ką mes turim? Mes turim dabar visur šitus šiok savo lipdukus. Jų turim po vienodą kiekį. Aš dar turiu butelį. Butelys yra reikalingas tam, kad kai mesime į vandenį, višta gali nuskęsti, tai butelys veiks kaip plūduras. Aš tikiuosi, nekreipkim dėmesio, kad jis yra višto šiknoj. Einam montuoti vištas prie drono. Pirmą testuosime vištos metimą ant sausos žemės ir žiūrim, kaip bus. Tai dabar viso labo reikia ją pritvirtinti.
Turim? Gerai, turim. Nu gerai, varom. Važiuojam. Varom. Nežinau tik kažką už... Žalgiris! Kyla? Tai jisai kyla. Nu, išrašom. 1, 2, 3, leidžiam. Oi, oi. Gerai, tai varau plauk. Einam gelbėt greitai vištas. Gerai. Jinai gali skęst, jo, reikia greitai gelbėt. Matai kur? The bitch is dead. 2 įdomus faktai. Pirmasis. Ar žinai, kad katės turi palyginti mažą ribinį greitį? Maždaug 100 km/h. Taip yra todėl, kad jos turi ganėtinai didelį pasipriešinimo koeficientą, bet palyginti mažą masę. Antrasis faktas. Žiūrovė, man atrodo, kažką pamiršti. Man atrodo, pamiršti subscribinti, laikinti ir komentuoti. O dabar grįžtame atgal prie video. Bam! Caca. Dronas padarė viską gerai, bet vėjas nupūtė vištą į šoną. Tai dabar, na, nežinom, ar nert, ar nereikia nert. Pažiūrės Pijus su mažuoju dronu, ar mes ją matom. Bet gali būti, kad reikės karto testą. Pirmas vištos metimo bandymas po 3, 2, 1, skrendam. Skrendam. Skrendam, į vandenį, ir žemė, į vandenį. Ai, Nu, pažiūrėt. kažkur čia buvo, ne? Bus dabar sunku rast. 6 hours later. Ateik čia, radom. Būtume neradę, bet viena kertinė detalė. Visur Čia, pašta va čia, va. žalė. Paklausyk. Atsistoju. Tai galima atklot. Nu gerai, iš kojyčių. Ir... Gerai, turim. Nu tai ką žiūrim? O, gerai. Raudonas yra triggerintas. Trigerintas, Geltonas yra 2.5 triggerintas. 7.5 trigerintas. Žalias, ne. Žalias sveikas. 100G. 100G sveikas. Tai žodžiu, 7.5 yra aukščiausias dabar, ką triggerinom. Na, tai čia kaip ir- Treikiantis į žemę, bet būtumėm per metrą iš šono numetę būtų į vandenį. Kur praeita višta. Bet, 75 tai jau reiškia mirtį, aš kaip suprantu. Nu, tokia- 75 į krūtinę yra tikra mirtis, į galvą, nu tai tu ir ant galvos ir ant krūtinės krenti, tai Jo. višta dėja mirė. Jo, nu, bent jau 99% vištų šito smūgio neišgyventų. Bet šiaip kas įdomus faktas, nu kaulai visi sulaužyti, bet atpažįstama kaip, nu, višta. Čia vis dar pasakyčiau, kad višta yra. Realiai jau paruoštas vištienos karbonadas. Skušiai. Tai dabar štai trečioji višta. Tikėkime laimingoji ir ją mesime į kitą didesnį prūdą, kuris tikimės, kad mūsų nenuvils. Tokio platumo turėtų užtekti. Jo, tai iš esmės, ką mes pirmos vištos vapšė neradom. Antrą vištą radom po kokios pusės valandos ieškojimo. Skušiai. Tai dabar pasirinkom didžiausią aplinkui turimą vandens telkinį, kurį galėtumėm mesti šitą paskutinę vištą, nes nebeturim daugiau vištų ir lipdukų. Nieko nebeturim. Net batarkė sėda, tai turi šitas gautis dabar. It's all or nothing. Vabank. Varom, kylam. Važiuojam. Ha, mano didesnis. Kylam į viršų. Eikso, bet visą laiką man keista yra matyti vištą kabančią po dideliu dronu. Give it some beanage. 102. 100 kiam. 100 šiam. Ir 200. Tai dabar, vėlgi, aš paleidžiu, Pijus apsirengęs hidrokostiumų yra, nes Pijus ners ištraukti vištą. Esam prisegę tą savo plūdurą, jį geriau priteipinam, kad tikrai nepabėgtų. Ar mes esam pasiruošę? Pasiruošęs. Pasiruošę? 1, 2, 3, metam. Ir.
Atgal. Aš galiu Pijų garsinti. Pijus sakė, labai gerą eksperimentą sugalvojo Ignai. Šaunuolis, Ignai. Tu esi N2 komandos širdis, Ignai. O aš tik tai atnešu vištą numestą. Nu, ką turim? Žiūrim, lipdukai. 50 raudonas. 75 raudonas. Ir žalias. Žalias raudonas. Mūsų impaktas buvo didesnis į vandenį, negu mūsų impaktas buvo į sausumą. Slemdam! Fizika veikia. Tai jau vadinasi, kad nendrės kažkur kažkoje pliurzė yra geriau negu į vandenį, nes vanduo dideliam greitį pasidaro kažkas panašaus į betoną. Taip, jeigu mes iššoktumėm tiesiog į vandenį, tai akivaizdu, kad vanduo sušvelnina mūsų smūgį. Bet kai mes pasiekėm savo ribinį kritimo greitį apie 200 km/h ir tėškėmės į vandenį, vanduo nepasitraukia taip lengvai. Vanduo elgiasi kaip betonas ir yra daugiau žalos padaryta, kai trenkėmės į vandenį negu į žemę. Jeigu tu krenti ir kažkur manevruoji, kaip profesionalus parašiutininkas, žiūri kas po tavim, tai geriau yra šieno kupeta, pliurzė su nendrėm, bet ne vanduo, bet pliurzė su nendrėm ir vanduo labai arti. Į krantą taikiai. Į krantą, į minkštą krantą ir girdėjau, kad to netestavom, bet kad į nuokalnę bandyti pataikyti yra geriausia. Greičiausiai. O dabar einam grilinti vištienas. Jej!